Paskutinis uždavinys. Pats sunkiausias uždavinys, bet galbūt pats ir įdomiausias. Na, pažiūrime, perskaitom istoriją apie Gerdą. Nesunku nustatyti, ar natūralusis skaičius dalinasi iš 2, 10 ir 5. Na, iš tikrųjų, mes pagal paskutinį skaičių juk sprendžiam, ar ne? Pagal paskutinį skaitmenį, jeigu lyginis dalinasi iš 2, jeigu 0 arba 5 iš 5, jeigu 0 iš 10. Viskas gerai, čia mes viską žinom. Toliau, Gerdai parūpo nustatyti taisyklę, kuri leistų suprasti, ar dideli skaičiai dalinasi iš 4. Jie nori žinoti, kada skaičius dalinasi iš 4. Bet, pavyzdžiui, skaičius, su tiek skaitmenų. Štai, dalinasi iš 4 ar ne? Kaip Gerdai sužinoti? Na, jinai galvoja, ji pasirinko 2 didelius skaičius, kurie dalinasi iš 4. Nu, pati sugalvojo, štai vienas skaičius ir kitas. Ir pradėjo tyrinėti. Tyrinėjo ir pastebėjo, kad abiejose skaičiuose, jeigu yra skaičius susidedantis iš 2 paskutinių skaitmenų, kuris dalinasi iš 4, tai reiškia ir visas skaičius dalinsis iš 4. 24 dalinasi iš 4, tai ir visas skaičius dalinasi iš 4. 36 dalinasi iš 4, vėl visas skaičius dalinasi iš 4. Reiškia, ir mano visas šitas skaičius turėtų dalintis iš 4, nes 72 iš 4 dalyjasi. Gerda pastebėjo tokią taisyklę, bet nežino, ar jinai teisinga visais atvejais. Ji suformulavo tokį teiginį. Ji galvoja, kad tas teiginys teisingas. Jeigu didesnio už 100 natūraliojo skaičiaus n paskutiniai 2 skaitmenys sudaro skaičių, kuris dalyjasi iš 4, tai ir visas skaičius dalinasi iš 4. Na ir mums reikia įrodyti šitą Gerdos suformuluotą teiginį. Na, pabandom tai padaryti. Pasirenkam mes kažkokį tai daugiaženklį didesnį už 100 skaičių n. Bet toks užrašas kaip n, neleidžia mums atlikti jokių veiksmų. Mums reikia kažkaip atskirti tuos 2 paskutinius skaitmenis. Net ne skaitmenis, o skaičių sudaryta iš 2 paskutinių skaitmenų. Kaip tą padaryti? Na, pabandom su pavyzdžiu panagrinėti, kaip čia galėtumėm padaryti. Tarkim, aš turiu skaičių 3632 ir noriu atskirti štai šitą skaičių 32. Tai aišku, aš galiu parašyti, kad tai yra 3600 pridėti 32, ar ne? Štai taip aš atskiriu tą skaičių sudarytą iš paskutinių 2 skaitmenų. Na ir dabar aš galėčiau parašyti, kad tai yra lygu 36 kart 100 ir plus 32. Šitas užrašas man leidžia atskirti skaičių padarytą iš 2 paskutinių skaitmenų. Galiu ir ilgesnį skaičių kažkokį tai paimti, 70, tarkim, 3251. Aš galiu parašyti, kad tai yra 732 kart 100. Tai parašiau štai šitą kaip tokią vietą panašiai. 73 200 čia yra. Plus ir dabar atskirai 51. Štai taip, aš išsiaiškinau, kaip man užrašyti tą skaičių. Čia nėra įrodymo dalis, čia tik tai savo toks galvojimas, kaip tą padaryti. Na ir dabar aš galiu, savo daugiaženklį skaičių n užrašyti, kad tai yra kažkoks skaičius a, padaugintas iš 100 ir dar pridėtas tas skaičiukas, susidedantis iš 2 paskutinių skaitmenų, aš jį pavadinsiu skaičiumi b. B yra mano dviženklis skaičius. Už tokį užrašą, už sugalvojimą, kaip čia parašyti, tu gauni pirmąjį tašką. Tai jeigu taip parašiai, jau gali save įsivertinti 1 tašku. Dabar pagal sąlygą skaičius b dalyjasi iš 4. Taip? Taip, skaičių b aš galiu parašyti, kad tai yra 4 kart kažkoks dar skaičius c. Nes sąlygoje pasakyta, kad dalinasi iš 4. Taigi mano skaičius n yra a kart 100 plus b, o b yra 4 kart c. Ir išsikeliu ketvertą prie skliaustus. Iš abiejų šitų narių išsikeliu ketvertą prie skliaustus. 4
Dabar A palieka, 100 padalintas iš 4 yra 25 plus, na, o čia iš šio nario skliausteliuose lieka C. Taigi, dar kartą gražiau užrašau 4 kart 25. A plus C. Ką mes matome? Mūsų skaičius n yra skaičiaus 4 lygus ir 25a plus c sandaugai. Taigi n dalyjasi iš 4. Tai vat antrą šio uždavinio taškelį gautum už tai, kad vat štai čia teisingai išsikėlei prie skliaustus. Dar vienas taškas. Iš viso uždaviniui skirti 2 taškai. Nepamiršk pridėti visų surinktų taškų, tų, kuriuos gavai įsivertinęs pats, prie bendros taškų sumos. Ir tada sužinosi, kaip pavyko tau bandymas išlaikyti pagrindinio ugdymo patikrą. Aš manau, kad tau jis puikiai pavyko ir iki kitų testų.